Sveiki. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime serviso modulį. Tai modulis skirtas darbų registravimui ir planavimui. Būtent čia suvedami visi serviso darbai. Pirmiausia, tarp modulių randame serviso modulį ir pelyte paspaudžiame ant jo. Pagrindinė forma yra SRV01 serviso operacijos. Ją galime rasti operacijų skiltyje. Čia registruojami visi atliekami darbai. Susiradę šią formą, spustelėkime ant jos ir mus nukels į naują langą. Pagal nutylėjimą sistema rodo šios datos ir tik neužbaigtus darbus. Nutrynus datą ir vėl paspaudžiant paieškos mygtuką, rodomi visi neužbaigti darbai. Taip pat galime matyti ir kitų statusų darbus, pavyzdžiui, užbaigtus ar vykdomus darbus. Tai galime pasikeisti spustelėjus langelį pavadinimu statusai ir tuomet renkamės iš sąrašo. Štai pasirinkus matyti tik užbaigtus darbus, matome, kad rodomi tik užbaigti darbai. Viršuje matome du pagrindinius mygtukus – automobiliuko atvaizdu ir kalendoriaus. Jais naudojamės, norėdami pridėti naują įrašą. Jeigu paspausime kalendorių, atsidaro planeris, kuriame matome visus meistrus ir jų užimtumą. Čia galime planuoti darbus skirtingiems meistrams, paskirstyti laikus ir tvarkaraščius, kaip pildyti automobilio priėmimo į remontą paraišką per planerį galite rasti atskirame mokymų įraše. Dabar galime uždaryti kalendoriaus langą ir programa mus grąžina į serviso operacijų langą. Apžvelkime standartinį automobilio priėmimo į servisą proceso pildymą Auto10 sistemoje. Pirmiausia, pasirenkame mygtuką su automobilio simboliu ir paspaudžiame jį. Paspaudus atsidaro naujas langas, kuriame galime kurti naują paraišką. Pradėkime pildyti ją nuo pat pradžių. Pirmiausia, automobilio duomenys. Užpildyti automobilio duomenis galite paspaudus ant mygtuko su daugtaškiu. Paspaudus šį mygtuką atsidaro lentelės sąrašas. Šiame sąraše į paieškos laukelį galime įvesti valstybinį numerį ir spausti paieškos mygtuką. Radę norimą transporto priemonę ir spustelėję ant jos 2 kartus, būtume grąžinti į naujos paraiškos langą ir transporto priemonė būtų pasirinkta. Dėl edukacinių priežasčių dabar šį sąrašą uždarysiu. Jei transporto priemonė dar nėra įvesta į duomenų bazę, reikia spausti mygtuką iš dešinės su plius atvaizdu ir paspaudus galėsite naują transporto priemonę įvesti į duomenų bazę. Kaip kuriama nauja transporto priemonės kortelė, galite pažiūrėti kitame mūsų mokymų įraše. Taip pat transporto priemonę galite įvesti ir paprasčiausiai vesdami bet kokį automobilio duomenų fragmentą į bendros paraiškos lange esantį paieškos langelį. Vedant valstybinį numerį, sistema ieško atitinkančios transporto priemonės pagal fragmentą. Pasirinkę automobilį, paspausdami ant jo, matome, kad klientas ir jo duomenys taip pat yra užpildomi automatiškai. Tuomet, kai suvedėme transporto priemonę, sekantis žingsnis yra užpildyti kliento poreikius ir nusiskundimus. Pasirenkame klientą, o tada į laukelį tema įrašome, kokiu tikslu klientas atvyko į servisą. Pavyzdžiui, padangų keitimas.
Jeigu klientas paminėjo papildomas pastabas, jas įrašome į laukelį pavadinimu kliento pastaba. Pavyzdžiui, pakeisti dvi padangas ir reikia patikrinti kairės pusės galą, nes klientas girdi bildesį. Užpildžius informaciją apie transporto priemonę ir kliento poreikius, viršutiniame meniu susirandame mygtuką „Spausdinti“. Paspaudus šį mygtuką atsiranda automobilio priėmimo perdavimo aktas, kurį galime atspausdinti ant popieriaus ir paimti kliento parašą, arba kliento parašą paimti pasirašant su planšete. Šiuo atveju parodysime, kaip tai atliekama pasirašant planšete. Taigi, kitame žingsnyje spausdiname priėmimo perdavimo aktą ir spaudžiame pasirinkimą pasirašymui per planšetę. Pasirinkus tai daryti per planšetę atsidaro štai toks langas. Atsidariusiame lange matome dvi vietas, kuriose gali klientas pasirašyti – per vidurį ir apačioje. Kadangi dabar automobilį priimame iš kliento, spaudžiame aukščiau esantį žalią mygtuką ir automatiškai ant priėmimo stalo esančioje planšetėje klientui atsiranda pasirašymui langas. Klientui pasirašius, klientas paspaudžia mygtuką apačioje pavadinimu „Išsaugoti“. Parašas automatiškai atsikelia į skaitmeninę paraišką. Taip pat yra fiksuojami pasirašymo data ir laikas. Jie nurodomi virš kliento parašo. Kai parašas yra gautas, galime uždaryti šį langą ir grįžti į serviso operacijos kūrimo langą. Paraiška susideda iš dviejų dalių. Viršutinės, kurioje surašoma automobilio kliento poreikių ir bendroji informacija, ir apatinė, kurioje pildosi kokie atliekami darbai, kokios naudojamos medžiagos bei detalės. Viršutinę paraiškos dalį mes jau užpildėme, todėl toliau prieikime prie darbų ir detalių arba apatinės paraiškos dalies. Pasirenkame darbą, pavyzdžiui, padangos remontas. Tai galima padaryti, rašant į laukelį pagal fragmentą arba spaudžiant iš dešinės esantį mygtuką su daugtaškiu ir renkantis iš sąrašo. Šį kartą tai darome renkantis iš sąrašo ir spaudžiame daugtaškį. Paspaudus atsidaro naujas langas, kuriame į paieškos langelį rašome padangos remontas. Ir tuomet spaudžiame paieškos mygtuką iš dešinės. Randame šią kortelę ir ją renkamės dukart spusteldami. Įrašome kiekį, šiuo atveju 2, nes klientas prašė pakeisti 2 padangas. Kainos ir klientų nuolaidos atsikelia iš įmonės sistemoje suvestos kainodaros. Tačiau galima ir pardavimo procese pakeisti kainą ar pritaikyti papildomą nuolaidą. Prie resurso iš dešinės spaudžiame daugtaškį. Atsidaro naujas langas, kuriame matome visus darbuotojus, kurie atlieka darbus. Norėdami priskirti meistrą, paspaudžiame 2 kartus ant jo. Tuomet esame grąžinami atgal, kur matome, kad meistras yra pridėtas prie darbo ir jau tuomet galime spausti mygtuką pavadinimu „Pridėti“. Kituose įrašuose pasirinksime visas likusias prekes ir paslaugas. Pavyzdžiui, 2 padangos. Šį kartą ieškome pagal fragmentą. Sistemai suradus ieškomą prekę, paprasčiausiai spustelime ant jos. Įvedame kiekį, kainą ir tuomet spaudžiame mygtuką
pridėti. Taip pat, kadangi klientas skundėsi dėl girdimo bildesio gale, tokia pat eiga dar pridedame amortizatorių patikrą. Paminėsiu, kad viršutinėje paraiškos dalyje laukelis pavadinimu "Dokumento pastaba spausdinimui" skirtas, jei pavyzdžiui patikrinome amortizatorius, bet klientas atsisakė keisti naujais. Galime šiame lange tai užfiksuoti parašydami "Amortizatoriai susidėvėję, bet klientas atsisako keisti". Taip pat yra vidinės pastabos langas. Čia serviso darbuotojai gali įvesti pastabą, kurios klientas nematys, bet informacija liks vidiniam įmonės naudojimui. Kai viskas yra suvesta, tiek darbai, tiek detalės, galime dar kartą per planšetę atsidaryti priėmimo perdavimo aktą. Šį kartą jame bus nurodytos pakeistos detalės ir atlikti darbai. Ir dabar vėl reikėtų paprašyti kliento pasirašyti, kad automobilis ir darbai buvo perduoti. Tai vėl darome paprasčiausiai ant planšetės, šįkart spaudžiant apatinį žalią mygtuką su užrašu "Pasirašyti". Ir tuomet atsidariusiame parašo lange klientas uždeda parašą ir apačioje spaudžia "Išsaugoti". Šį dokumentą vėliau galima bendrinti elektroniniu paštu ar paprasčiausiai spausdinti naudojantis mygtukais apačioje "Spausdinti", "Peržiūrėti PDF" bei "Siųsti PDF". Atspausdintame priėmimo perdavimo akte pateikiama visa informacija, kurios reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Taip pat paminėsiu, kad naująjį kilometražą paprastai supildo priėmėjai. Dabar galime uždaryti priėmimo perdavimo aktą ir grįžtame į serviso operacijos langą. Kai viskas yra suvesta ir patikrinta, galime spausdinti sąskaitą faktūrą, spaudžiant mygtuką viršuje pavadinimu "Vykdymas". Paspaudus turime du pasirinkimus "SF" arba "Kasa POS". Jeigu klientas turi pavediminę sutartį, pasirenkame SF, įrašome SF numerį ir spaudžiame mygtuką "Išsaugoti". Jei klientas atsiskaito grynaisiais ar kortele, mokėjimas tuomet atliekamas kasoje. Šiuo atveju mes rinkomės SF. Ir tai būtų pagrindiniai žingsniai, kaip dirbti su serviso moduliu. Nuo naujos paraiškos sukūrimo iki darbų registracijos ir sąskaitos išrašymo. Dabar galime uždaryti visus langus ir grįžti į pradinį. Šiame mokomajame vaizdo įraše aptarėme pagrindinius žingsnius ir pagrindus susijusius su darbo servisu modulyje. Ačiū už dėmesį ir iki pasimatymo kituose vaizdo įrašuose.